Check this out. Check microphone, check one. Labas vakaras, draugai. 4 minutės po 19 valandos su naujaisiais metais. Šiais metais linkim, aš buvau šitą atidinėjau tiksliau darbą vienai merginai, sakau, meilės, jų meilės, daug meilės šiais metais. Sako, meilės jau turiu, reikia pinigų, tada pinigų linkiu. Tai linkim jums daug šiais metais pinigų. Mačiau, žinok, problema buvo tokia šiais metais, 2014. Visi skundžiasi, kad nieks neturi šaibų, blogai gyvenam. Tėvai, pensininkai pašte keičia ir pasiema po 1,5 štukos eurą. Po pitaką susitaupę turi kažkur tai litasikų iš pensijos ir jie blogai gyvens. Nemeluokit! Sausio 2 neturėjau kur mašinos pasistatyti Akropolį, filmų eilės, nepatyręs, sakė, laužė visus standartus, visi neturi kur babkių dėti ir leidžia prekybos centruose. 2 savaitės apgultis prekybos centruose yra. Gryninasi babkės, neša į bankomatus. Mes esame milijonieriai. Lietuva klesti. Net Forbes rašo. Forbes gyvai parašė. Šiandieną yra viena iš 3 vietų, kur apsimoka 2015 metais nukeliauti nuo sausio 1 dienos, dėl to, kad ir euras pas mus atsirado, lengvai bus viskas konvertuoti iš bankomatų, iš ATM, jie rašo, išsitraukti ir lankomiausia vieta bus Lietuva. Todėl, kalbant apie Lietuvą, šiandien pasikeitėm žmogų, kuris mažai apie tai nusimano. Bet turi daug automobilių ir juos daužo. Tai yra Norbė. Kitaip žinomas kaip Norbė Films. Taip, labas. Jo, mano pirmas klausimas iš tikrųjų būtų, ar tas mikrofonas visada įjungtas? Visada. Aš galvoju, kažką paspaudžia, kad aš kalbėčiau. Ne. Jeigu dega raudonas. Pedalų čia nėra. Labai gerai. Tai sveikas gyvas Norbė. Mes pedalai su Jonu. Tavo Norbė sutrumpitas vardas, nes mes turim draugą, tai Norbertas yra. O tavo Norbitas? Ne, Norbė. Norbė? Iš tikrųjų, jo, bet čia netikras, aš norėjau pasikeisti. Tai koks tavo? Kaip pase? Pase Norbertas. Kas tavęs netenkina? Ne, tenkina, bet toks įdomesnis, žinai, atrodo, iš karto žmonėm kažkokių klausimų kyla. Bet labai daug vargo buvo pasikeisti, visus korteles reiktų keisti. Tai tu specialiai norėjai trumpinti? Galvojau pasikeisti. Kada čia suėjo toks apšvietimas? 18 metų įdėjo man vardą. Geras. Labai aš girdėjau, kad paprasta yra pasikeisti, šiaip teisiškai paprasta pasikeisti. Jeigu aš norėčiau Jonse būti. Giovanis galėtum. Giovanis Nainanis. Norbė, ar dažnai lankaisi radijai? Radijai? Antrą kartą. Antrą kartą. Labai džiugu, kad šiandien radai laiko ateiti pas mūsų svečius. Smagu, iš tikrųjų, Džezu šiandien negalėjo, tai tu atėjai. Ne, jokavom. Tu iš tikrųjų buvai lauktas svečias, mes jau vakar tave aptarinėjom. Norėjom išnaudoti tave. Žiūrėjom tavo video. Nufilmuotum mūsų lengvą porno, bet šiandien netėjo šuo, tai porno nebus. Nu, bet nieko. Smagu, kad atėjai, klausyk, tave trumpai pristatysime. Pasakiau, kad Norbė ir Norbė Films, dėl to, kad vyrukas yra, kuris užsiema, galima sakyti, profesionaliai užsiema video ir jo montažų. Kaip čia galima sakyti, audiovizualiniais kūriniais. Taip? Jo, nuo nulio iki pabaigos, viską. Iki pabaigos, iki finišo. Man Norbė Films asocijuojasi daugiau su automobiliais. Su driftu. Nuo A iki Z su... Nu, bet būna visko. Tai esi drifteris? Jo. Dabar jau lenktynininkas. Dabar jau lenktynininkas. Bet čia tas pats, kas driftas. Bet drifto lenktynėse ar tu žiedinėse lenktynėse lenktynininkas? Drifte. Ja. Driftas skaitosi lenktynės, dabar čia kaip šaka, ar driftą galima kaip atskirai? Bet žmogus vis tiek lenktynininkas. Lenktynininkas tu esi, profesionalus, ar ne? Supratau. Aš esu lenktynininkas. Kiek tu metų? Gal šito. Saugiau automobilių tu lenktyniauji? Su BMW, aišku. BMW. Visgi esu lietuvis. Dėl to, kad galas varomas. Tai. Ne, tiesiog kažkoks čia nacionalinis automobilis su toks tapęs. Kregždė. Kelintų metų? Turiu ir 92, ir 94. Tai kiek automobilių iš jūsų? Kokių reik, sako? Dabar jau kažkaip nedaug. 216. Sumažėjo, gal 4. Gal 4, čia kaip dviračius. Bet dabar jau mažai. Tai kiek iš viso? 4? Gerai, o važiuojančių? Vienu metu. Kiek važiuojančių? Važiuojančių? 2. Tai va, apie tai. O su pilnu baku, kuris? Sudėjus visus vieną. Gautas, ne? Bet tavo mašinos yra patobulintos. Ir apie tai mes šiandieną pašnekėsime, tie, kas domisi driftu nors kiek arba lenktynėmis tikrai yra susidūrę su Norbė ir Norbė Films, matė tikrai jo filmuką. Mes matėm peržiūros siekia iki 1,5 milijono, netgi, ne? Ja. Kiek tops yra pas tave? Nu, tai virš milijono. Virš liamo. Kaip tu bandėjai į Ozą įvažiuoti drifto. Ir pavyko, ne tik bandžiau, bet ir pavyko. O nuvažiuot bandėjai? Jo, bet nuvažiuot, kaip, nėra labai protinga. O koks greitis įmanomas užkilt?
Mašina tai lėtai. Bet ratai sukas apie 8, gal apie 100. Aš bėgdamas tave aplenkčiau, taip? Ne. Nu, tu pasportavęs, atrodo, tai gal, jo. Ok. Kojos pasportavusius. Gerai, to grįšime, mėly draugai, čia radistai, likit kartu, mes grojam Flowrider. Tadam, grįžtam čia radistai ir mūsų svečiuose Norbe Films. Įkėlėm nuotrauką, galit po radistų Facebook'e arba ZipFM Facebook'e užduoti klausimus, mes šiandien tau turėsime net 60 sekundžių klausimyną. Jeigu spėsi atsakyti kuo daugiau, to bus geriau. Kažką laimės, marškinėlius. Gal televizorių. Mau. Klausyk, Norbe, tu esi gimęs kur? Vilniuje? Iš Vilniaus kilęs? Jo. Grynas Vilnietis. Kai Romas paklaustų, koks rajonas? Šokio rajono? Keičiu dažnai iš tikro. Nu kaip? Bet gimėjai, tai vienam kažkokiam ar? Nu jo, Žirmūnas. Maldės. Tinka čia? Dabar keičiu ir vėl grįžu kažkaip į Žirmūnus. Į šiaurės miestelį? Ar Žirmūnus toliau? Šiam 9 namus. Žirmūnų gatvėje? Yra toks. Yra. O visas mašinas, kur laikai garažuose? Mano būtas anksčiau buvo šiam 9. Rimtai. Poza, ne. Kur laikau, nenoriu iš tikro viską labai atskleisti. Ne namie. Jo, bet Vilnių viskas. Garažas šiaip patogioje vietoje. Klausyk, tai papasakok apie vaikystę. O taip patogioje vietoje, aš tik tai atsiprašau, pardon, tavo draugai irgi tenai, tarsi jūs, pavyzdžiui, kartu, kaip būna, varom pasivažinėti ir visi kaip, tipo, į Rusiną eina dviračius traukia, tipo, tai ir jūs varom pasivažinėti, visi prie vienų garažų susėd. Nu, mano draugai tai brolis iš tikrųjų. Tai jis jo. O tai tu nemokai bendrauti, kad draugų neturi? Nu, kažkokia buvo problema, klausė, kai vaikystė, žinai, tai mokyklai labai toks lopas buvau. Iškritęs iš lovytės gal buvo vaikystė, galvos. Tėvai nieko nesakė, bet kažkas. Okay. Na tai apie Čildrinetą. Apie jaunystę. Tai sakai lopas buvai. Jo, lopas kažkaip nieko neveikiau. O ką tu mėgdavai veikti? Tai va, sakau, kad toks. Daužydavai kumštį, tipo? Nu, vat panašiai viską laužiu, toks bandžiau bedes būt. Važinai su skeitu gal kokiu? Ne. Ant tiek daug bedes nebuvo. Po to aš nesupratau, kad reikia kažką veikti. Tai kada susigaudėjai? Nu, kažkur jau 12 gal klasė. 12 klasė tik. O prieš tai mokslai, skaitimai, rašymai? Ne, ir iki dabar nesimokau, aišku. O po mokyklos? Mokas tik bailiai, aišku, studijavau, bet iš tikro visą, ką darau dabar gyvenime, tai nėra susijęs su mokslas. Ir realiai dabar nestočiau niekur tikrai, nes to nereikia, aš taip sakau. Tai tau dabar yra 23 metai, tu esi baigęs universitetą? Esu. Kokią specialybę? Esu dizainas. Bet nu, čia kaip ir ta šaka, bet iš tikro aš skaitau, kad nėra labai susijus su tai, ką studijavau. Bet montuojant užrašą kažkokį padaryti arba logotipą, nu, arba filmus, tai gal pats darysi? Jo, arba dabar tai iš tikrųjų ir profesionalų ieškus. Netgi ne visus darbus pats darausi, randu, kas geriau tai gali atlikti. Pavyzdžiui, kurį darbą, tarkim? After Effects ar montažo? Ar tu tik tai nori filmuoti? Ne, tarkim, logotipas. Okay. Duodu kažkam nupiešti, aš ten geriau susimontuosiu ir panašiai. Teisingai. Suprantate, yra vieni žmonės, kurie savo srity yra profesionalai, aš kitur esu pro. Ir be to reikia didelės komandos, kad atlikti darbą puikiai, ne? Vienas ne viską, kaip Vasėzis, One Man Army, pažiūrėk, pats spranti. Klausyk, tai kaip tu kurioje srityje esi profas? Nes dabar ar drifte, ar filmavime, ar montaže? Kur ir ten. Ir ką sugalvoji, jeigu užsibrėži tikslą, aš noriu būti tas, noriu daryti tai ir viskas, tampi. Va, to man ir patinka, ką ir supratau vėliau. Jau mokyklos pabaigoje, kad jeigu nori, tu gali bet ką daryti. Sugalvojau, kad noriu telike būti po 2 metų panerodau per televizorių. Sugalvojau, kad dabar noriu būti lenktynininkas, važiuoju drifto čempionatą. Šiais metais 4 vietoje buvau. Pirmą kartą dalyvaudamas. O, pavyzdžiui, pinigus visus, kuriuos tu uždirbi darydama filmuodamas, tai išleidai ant benzino, galima taip sakyti, ant detalių? Panašiai. Iš tikrųjų vis tiek atsidedu, taupau. Nes vis tiek galvoju apie ateitį, amžiaus yra, jau proto irgi biškai atsirado, tai noriu irgi ten šeimos, vaikų, namo, kad nereiktų ten mamytį sakyti, kad va, reikia sportinę mašiną parduoti, žinai, nes vaikelis gimė, o tiesiog mamai kitą mašiną nupirksim. Šustrekas, tu maladės. Nori atlikti prie savo sportinės mašinos. Ja. Maladės. Man įdomu tas klausimas, sakai, vat, noriu būti lenktynininku ir tapau, tai kada čia atėjo tas noras ir kiek laiko tu sugebėjai įlipti mašiną ir išmok driftinti? Čia nuo Fast and Furious to filmo ar... Nu jo, noras tai atsirado, čia pamatai miestą, kad kažkas draskus ir sakai, blemba, reikia ir man taip. Ir tada nusipirki mašiną, bandai, proto nėra, niekas neišeina ir galvoju, nu čia turbūt mašina per silpna, viskas parduodu, viską metu. Tada pradėjau filmuoti tą sportą ir pamačiau, kas gerai tai daro, kas blogai. Ir tada jau su sekančia mašina, jau pamačius, kaip vis dėlto viską reikia daryti, viskas išėjo iš pirmo karto. Tai principas, jeigu taip reikėtų dabar mane pamokinti. Kur tavo klaidos buvo pirma? Nu, gal pirma klaida, kad aš buvau klevas
Ir aš net nemokėjau šiaip paprastai vairuoti. Tai turbūt tokia klaida. Kad iškart sėdė, aš noriu būti, žinai, sportininkas, o dar net ten kelyje mėtais, nesupranti, kas vyksta. Tai jeigu tau sekasi vairuoti, tai gali gal ir lenktynininkų. Nesiseka, ne? Sekasi. Žinai, su automatu sunku pasakyti. Reikia turbūt mechaninės, ar ne? Bent jau. Nežinau, aš ne lenktynininkas. Na, aš atvačiau su automatu, Mersu, galim šį pažiūrėti. Galim šį laugų pasiaiškinti. Sako, BMW fanas su Mersu atvažiavau. Kasdienai geriau, ne? Šitą ištrinkit, kažkaip galima? Ne? Šitą? Galima. Gerai, atsakyk. Pafotoshopinsim. Klausyk, tai tavo filmukai, kurie čia yra kelios serijos jau. Vienas, kur mačiau, driftino džiemą. Ir policija sustabdė. Jo. Tai daug tokių įvykių būna tavo gyvenime. Pradžioj buvo, po to išmokai, kaip reikia važiuoti, kad nesustabdytų. Esi chuliganas. Jo. Pala. Kažkaip moku važiuoti, kad nesustabdytų. Tai jis neprisirėja tavęs? Jo. O dažnai tenka? Ne, iš tikrųjų, pabėgti tai nepratinga. Nes jeigu prisidirbi, tai reiškia dar daugiau prisidirbs. Tai geriau jau. Bet adrenalino normaliai. Kaip? Normaliai adrenalino būna. Teko tau sėkmingai tai padaryti? Ne, sakau, nebėgu. Supratau. Nebailys. Sustoja, ne, visą laiką. Ko nori? Kokiu greičiu važiavai žiemą, nes tame video ten, sakai, 100 buvo ar 8, aš dabar nebeatsimenu tiksliai. Gali kiek nori važiuoti. Nėra gal protinga. O driftų kiek užtenka greičiai iš tikrųjų, kad būtų smagu jau? Nes mus buvo pravežę Kačerginį. Ir tu, man atrodo, filmavai. Jo, filmavau. Mes su Jankevičium su manimi nešnekėjot. 100 šiam buvo ir posakį. Aš nebuvau, Justas buvo. Aš galvoju, kad tu kurčnebylys. Ne, nu tai, žinai, filmuoja. Operatorius padugne. Nulis tiesiog. Ne padugne, nulis. Tai 100 šiam į posakį į rankinį traukti. Jo, čia įdomu. Mano buvo toks experiences, tai šlapia vieta. Nu tikrai nesupratau, kas vyksta. Skaudėjo žiedinės, labai dažnai sustraukinėjo. Ir žiedinį važiavom. Tai čia normalu 100 šiam ir... Nu čia daug, čia sakyčiau daug. Rankinė. Čia jau daug. 8 yra normalu, ne? 8 prasideda kažkas. Kad jau taip smagu būtų. Nuo 8 yra minimaliai, o būna kas ir ten apie 108-200 jau užsistato. Tai va, kaip tu atsiradai, tu pirmą pažiūrėjai, reiškia, supratau, tu pirmą bandėjai tapti drifteriu, tada su jais draugavai ir tada vėlgi grįžai, ne? Ja, nes pamačiau, kad niekam nesiseka, tai sakau, reikia man. Tu gali geriau negu jie. Taip. Čia geras, bet čia tikrai stav. Šiaip iš tikrųjų geras yra pastebėjimas, man patinka tokie, kur tu, jeigu tu žinai, kad gali geriau, tai kodėl nepadaryti? Nes bandžiau tas drifterius, žinai, nufilmuoti ir neišėjo nufilmuoti, nes niekas nepravažiuoja normaliai. Taip kaip reikia tavo, ne? Teks pačiam pravažiuoti. Per kiek laiko čia išmokai šito viso? Nedaug, iš tikrųjų. Nežinau, iškart. Metai. Nu, tarkim, metai. Bet šiaip labai mažai. Aš tai iš pirmo karto, kai dėjau, žinok, sen taip. Čia kai tas Kaune, kur matė, mane tiesiai karai šovė ir vieną operatorių nunešė. Ne, kai filmavom, norim dar mes davė prolėktą, aš sen iš kartos. Bet geras aparatas buvo, ten toks renginys toks. Sako, jeigu aš nesulaužu, tu nesulaužysi tikrai. Sulūž. Ir paskui padangos. Nu, padanga viena. Nu, reikia svarbiausia, nebijot sugadinti. Tada viskas gaunasi. Nu, kai ne savo, tai nebijai. Labai visiškai nebijau. Tuoj grįšim, Armin van Buren, Waiting for the Night. Tadam. 34 minutės po 19 valandos. Radistų svečiui dabar reikia jūsų klausimų. Ir mes juos turime. Turime online. Ačiū visiems tiem, kas radistų Facebook'e uždavinėja klausimus po Norbe filmas. Ir klausia iš karto Adrianas. Čia mane. Krabas ar plyta? Plyta. Čia reiškia, kur važinėta, ne? Ne, variklis. Variklis? Ko skiriasi krabą ir plytą? Ui, dabar vat mane prigausi. Ne, nu krabas senesnis toks motoras, o plyta jau ten krekždėsėjo, pas pitakus ten atnaujintus. Gerai, mane rodo. Variklis, žodžiu. Taip, pas mane plyta. Kiek baudų esi gavęs už chuliganišką vairavimą? Geriau neskaičiuot, turbūt. Pramoga. Nežinau, ar čia kažkas skaičiuoja, kiek klube ten išleidžia, ar kažkas tojo. Bet jeigu taip... Aš skaičiuoju. Įvertint. Tipo, daug jau skaitosi, ar toks esi normalus dar? Nu, dar nebaigiau, manau, dar nebaigiau skaičiuoti. Aš esu kelių erelis. Tu? Jo, tai buvo, spaudoja, kad tipo 7 lapai nusižengimų ir 2 kartus teisės praradau. Ai, nespang, gerai. Nu, rimtai. 2 kartus su teisės prasidėjo? Priminė vaikystę tavo, ne dar? Gerai, Norbe, ar visą laiką savo techninius darbus perleidi broliui, ar pats susiterlioji rankas? Dabar turbūt jau dažniausiai visada broliui. Klausė... Nu, jis apsiėmė tą sritį, aš... O broliui kiek metų tavo? Jam iš vis mažai. Kokia jis sritį apsiėmė? 13-12, bet jau stengiasi kažką krapštis į garažą. Geras.
Ne, iš tikrųjų tai 20. Nu tai nedaug skiriasi. Kada dizelis klausia? Kai ištirps sniegas. Ar nėra ateities projektuose AVD? Kodėl nėra ateities, nesupratau? Aš vairuoju AVD. Finger union. Va dėl to čia, kad sakei. Ta prasme ką? Nu tai ir vairuok. Vairuok AVD. Eikit, kaimiečiai. Ne, neįdomu. Aš jums papasakočiau, kas yra neįdomu, seniai. Tai nesumaštam nesusiję. Ai, ten tą geimą, kur rodė. Kur būtų galima gauti džempus su Norbe Films? Taigi man gali parašyti arba į page. Tu pardavinėjai džempus? Jo. Iš to uždirba papildomai? Jo, čia neklauso niekas, inspekcijos kažkokios. Ne? Klausom. Bet nieko tokio. Pasakyk, kaip tave rasti. Tai nesakys, pala. Facebook'e. Facebook'e, Norbe Films arba Norbe Daunoravičius. Easy. Norbe, kokios muzikos dažniausiai klausaisi ir ar valgai kebabus? Gal kažkas nori pavaišinti? Kebabų nelabai, iš bėdos nebent, o muzika, kad ir kaip tų žmonių nekenčiu, jo, bet juododžius. Nekenti repo? Ne, juododžių, ne, bet geras. Bet jie juokingi visai. Koks tavo buvo pirmasis projektas su mašina? Projektas, keistai skamba. Projektas su mašina. Užkurt, gal? Nu. Gal Lego pirmas buvo tavo? Su mašina projektas? Neužgės kažkaip sanka pašvilnė teis ir išmokti važiuoti. Ką gyvenime Ką laisvalaikiu veiki? Laisvalaikiu. Jesus Christ, tai parašyta net. Džiaugiuosi gyvenu, pramogau, ieškau problemų. Ieškai vis tik problemų. Ne, nes kažkaip įdomiau. Turi kažkokių originalių istorijų. Pastitutė be prezik pavaryk, va, to bus problema. Kokia tau prie širdies BMW? Kodėl tau prie širdies BMW yra? Dabar? Ne, kodėl tau prie širdies yra BMW? Ne, iš tikrųjų, jeigu protingai atsakyti, tai sakau, nes Lietuvoje pilna tų BMW, pilna dalių, ten žmonės sudaužo. Patogu tai yra, labai patogu. Viskas tinka į seną BMW, nuo naujo, paprasta. Nėra brangu. O kodėl dabar su Mers atvažiavai? Irgi, kaip ir sakiau, nėra brangu. Nėra brangu, bet prabangų. Jo, Mersas šiaip netgi, geresnių BMW kainos biškai gal užkeltas per daug. Tai Mersas pigiau gaunasi ir iš tikro geresnis. Kasdien tokiam ramiam važinėjimui, jeigu nenori daužyti. Daužyti? Jo. Norberg. Bliam, jėga būtų padaužyti mašiną. Aš tai visą laiką bijai to. Bet pasiemam kokį. Davai. Galit kas nors duoti... Galim nupirkti iš jūsų klausytojų kokią nors tikrai... Drandulietą. Iki kiek? Gal aš turiu vieną tokį variantą. Jo, atvarykit visas mašinas, mes paimam. Tamsia su padangom papildomam štuką lietų duodu. Už tavo drandulietą. Aš turiu tokį renuką. Kažkas sakė, hidraulinis yra rankinis. 500 duodam už mašiną, kurią privaro čia. Bet ne FVD. Bet tu turėsi filmuoti. FVD. Ok, gerai. Ir galėsim ją daužyti. Kalbėjo vėl padugne operatorius. Bet dabar jau susipažinom, tai viskas kitai. Norbert, buvai sutikęs lietuvių Gatebill? Buvau. Gal gali plačiau apie tai, kas tai yra? Ne, Gatebill. Tas Gatebill. Ar čia miestas, ar čia renginys? Renginys toks didžiausias, įdomiausias, toks massive. Norvegijų renginukas, ten dalyvių būna 500, kai šiaip paprastose renginiuose. Drifto? Jo, drifto, reis, viskas viename yra, ten realiai 3 dienas vyksta tiek žmonės tūsina, tiek yra muzikos stage, tiek yra trasoje veiksmo, visas 3 dienas ir ten... Kaip festivalis? Jo, festas, bet ir su mašina, bet ten realiai, žinai, tie visi danai, švedai, ten norvegai geria. Nelabai tu... Ir už vairo sėda, dibo? Ne, gal vairuoti ir ne. Bet poračiui. Tu filmavai ar dalyvavai ten? Filmavau ir dalyvavau ne už vairo. Nes išgeręs nenori vairuoti. Po pastarojo karto. Ar daug gerbėjų tarpe yra merginų pas tave? Yra, džiaugiuosi, kad atsiranda vis daugiau. O drifterių merginų yra? Yra pora. Ir kaip joms sekasi? Dabar jau viena tokia visai neblogai sekasi. O jos gražios ar tik moka vairuoti? Čia gal tos dvinukės? Ne jos, bet yra gražių. Yra, ne? Ok, mes tavo skonį pasitikime. Norėtųsi kažkaip padėti, išmokti, bet susirado kažkokį dar. Padėti išmokti panašiai kaip golfą žais dar, ne? Prisiglaus taip. Tai panašiai reikia, gen kelių pasisadini, žinai, kaip mažą vaiką, kaip vairuoti. Jėga. Gabrielė klausė, kokią įsivaizduoja tobulą mašiną? Tobulą mašiną? Svajonę. Man vis tiek, turbūt tobulą vis tiek reikšda būtų. Labai gaila. 8-7? Ne, tai žinai, 9-4. Nuo 9-1 iki 9-9 gaminu. Bet metai čia, žinai, nerodiklis. Emkė, krekždė būtų Kabrikas. Fasonas. Supratau.
Ar planuoji atlikti 2.15 į Nemuno žiedą, klausė Andrius Goštautas. Jeigu spėsiu mašiną nusipirkti iš tikrųjų iki sekmadienio, tai net varyčiau šį sekmadienį. Kiek reikia? Už kiek tu superkinėjai mašinas? Superkinėjai, jeigu verta tą mašiną galiu ir, žinai, už 50 000 nupirkti. Svarbu, kad atitiktų tą kainą. Čia pinigai ne problema. O, ir baigėsi džinglas. Gali paskolinti kem štukų gal man? Iki 2,95. Nu, tai kažkiek procentėlių po to daugiau atiduosiu. Mielai, davai. Okay. 2,96 galiu 100. 2,96 atiduosiu viską, ką turėsiu, dai? Jo, čia būna tie su draudimu. Tai po 100 litukų mums dabar duokit kiekvieną dieną ir ten po šią metų milijonierius bus. Taip. Gerai, trumpa pertrauka, grįšim. Gali dar uždavinėti klausimus, o mes grįšim su 60 sekundžių klausimais apie mašinas ir lenktynės. Kaip baun, čiki boom. Norbe Films šiandieną pas mus svečiuose. Ir dabar turėsim tau šiam sekundžių rimtų klausimų apie lenktynės, automobilius, moteris ir ne tik. Oi, labai rimtų. Tu pasiruošęs? Aš zabivalinsiu laiką. Va, čia yra kažkoks. Oi, va, šis. Aš turiu, žinok, ir čia tokį labai gerai. Tiksinti gerą. Tai, kad pasiruoš. Turi kuo daugiau teisingai atsakyti, gerai? Aš tikiuosi, tu su manu šį parodė, kad jaunuolis esi. Gerai, tu pasiruošęs? Let's start. Uždavinėsiu vieną klausimą. 3, 2, 1, startuojam. Kas būtų, jei sugrįžmintum Audi su Žiguliu? Taip. Ne. Ai, čia ne ir taip. Geras Žigulys arba blogas Audi. Per kiek vidutiniškai pakeičia padangas Formulė 1? Kas 2 sekundos. 2:31, bet taip, užskaitom. Kada prasidėjo Formulės 1 era? Nesąmonės. 1950-aisiais. Kokiame automobilyje patogiausia mylėtis? Universalą. Audi 100. Iššifruok BMW. Baisiai manras Volkswagen. Teisingai. Kada reikia užsidėti vasarinės padangas? Aš dar... ne, aš su vasariniam. Aš visada su vasariniam. O kada reikia? Ką žinau, kai jau ištirpsa sniegas. Neteisingai, balandžio 1. Kokią mašiną sudaužė Šustauskas? Audi gal kokią? Chryslerė. Oi, tiksliai. Ką darysi, jei suges karburatorius? Duosiu brolius taisyti. Teisingai. Teisingai. Kas svarbiau, merginos kojos ar rankos? Kojos. Užpakalės. Kokią firmą gamina fotoaparatą EOS 7D? Kaip? EOS 7D. Kokią firmą? Canon. Klasika, gerai. 4 iš 10, 40% teisingai atsakytų klausimų. Šaunuolis, visai neblogai. Mažiau negu pusėtinas esi, bet neblogai. Geras rezultatas, skaitam. Yes. Šaunuolis, Norbe. O ko tu nežinojai dabar, aš taip kažkaip pasižiūrėjau. Kokiame automobilė mylėtis? Nesi mylėtis automobilė, ne? Ne dar, bet tai iš vis ne automobiliniai. Nesi iš viso net. Labai gerai, žinau. O kaip tu manai apie Audi? Mylėjimasis Audi 100 yra gerai? Man šis Audi nepatinka. Ačiū tau. Mes kažkaip nesutartimus tam, aš jaučiu. Jūs sėdit šalia. Reikėtų dar rolį. Ne, dėl to aš ir prašiau toliau persistėti. O apie padangas balandžio 1, tai tikrai nežinojai? Ne, žinau. O dabar tu su vasariniam? Su vasariniam. Ir kaip? Aš anksčiau atvažiavau, kad tikrai davažiuoju. Tai tavo Mersas O tai žinai, kokias baudas dabar? Žinau, bet aš galvau, kad tipo neieškosiu padangų, neieškosiu rato, geriau mašiną už tą kainą nusipirksiu kitą. Nes išeina, kitas BMW išeina, negu ant Merso padangas nusipirksiu. Krūtai. Bet neradau dar. O mašiną sudaužė Šustauskas, tai buvo Chrysleris. Jo, atsimint tą video irgi buvo geras. Daug kartų ir išlipo jis dar ten. Ai, kažkaip aš nesureikšminu, žinai, tų dalykų. Svarbiau merginos kojos ar rankos? Tau sakei rankos? Nu čia bairis, ne, jau pagavau, ten šikna papas. Ko dar tu nežinojai? Beveik teisingai atsakei, kad per kiek vidutiniškai pakeičia padangas Formulė 1, sakai 2 sekundės. Šiaip tai 2.12 Jamesonas Buttonas, jo komanda 2.31. McLaren. Rock and roll. Tavo klaidai tai? Čia ne vidutiniškai, čia rekordas, aš tiesiog neperrašiau klausimą. Kas rekordas? Ne, bet gerai, mes suskaitėm kaip gerai. 2 sekundės. Čia rekordas 2.31, bet mes suskaitėm kaip 2 teisingai. Taip. 2.31. Bam! Nespėjai nusičiaudyti. O žiūrėk, jau padangos pakeistas. Gerai, trumpa pertrauka, pas mus Norbe Films, gali dar užduoti klausimus, mes juos dar spėsim apžvelgti, jeigu tik jie bus. Klausimus uždavinėkit po nuotrauką, radistų Facebook. Norbe Films šiandieną radistų ZipFM studijoje. Airidas klausia, Norbe, tavęs kiek laiko užtrunka susitverti driftui mašiną? Galima ir per mėnesį, galima ir per 4 metus. Kaip su chuliganų varikliu turbinsi, ką nors daugiau? Kaip su ten paliksiu toks kaip yra. Dizelis tam yra. Kas geriau driftina, tu ar brolis, klausė Saulius? Sakau, vienodai, dar išsiaiškinsim.
Jonas klausė, gal planuoja normaliuose lenktynėse dalyvauti, pavyzdžiui, 1000. O ten tikrai nenormalus. Robertas klausė, atrašyk į PM jei reikia operatoriaus. Ir kiek kartų esi išėręs senamiestį Vilniuje? Kodėl taip visi klausė čia? Šerti, tipo, žargonas prasukinėti ratus. Man irgi vis laik juokinga. Ypatingai, kai mergos pasako. Buvom Trakuose, taip šeriam. Taip, aš galvoju, gal ne taip išgirdau, aš padžiu, žinai. Šeriam. No, aš galvoju, turėtų sakyti, mūsų atšėrė, tipo. Tai Vilniuje esi išėręs senamiestį. Aš anksčiau šerdavau senamiesčio tulikose. Supratau. Esi Vilniaus centre, ne? A to Trakuose? Bet šiaip geriausia tai yra Žiedė, kaip aš suprantu. Lyzi, ne? Visur. Vidury gatvės. O tai tu užskaitai, pavyzdžiui, kad dar ten tipo Arabian Drift, kurie ten tarp mašinų iš jūsų. Ten sunku iš tikrųjų. O tu kaip Konstitucijos gatvės priešinė, normaliai priešinė. Nu tik su tuščiu dar keliu. Ar ne? Jeigu mašinų pilna dar mišių biškį. Darius klausė, laukiamiausias autosport renginys in Lithuania. Turbūt čia norėčiau pasireklamuoti mano artėjančios, ne, jokau, jokį renginį nedarys. Kada bus Noberlandas, klausė... Norbertlandas? Noberlandas. Ja, Augustas. Mano trasa, žinai, tokia. Čia turi tokią trasą? Nu, reikia trasos, bet iš tikrųjų girdėjau, kad kažkas daro trasą, yra toks projektus, bet ten 60 milijonų litų ar eurų dabar jau, tai dar daugiau. Geras. Reikia trasos Lietuvoje. Drifto. Ir paskutinis klausimas. Robertas klausė, ar esi šėręs Trakuose? Esu, aišku. Ten yra geri keliai? Ne, treniruotis realiai dabar. Aš su kuo ten varai šert? O, kaip mums smagu. Vienas varai pašerta, ne? Supratau. Viskas, mėly draugai, laikas baigėsi, pas mus šiandien buvo šerėjas Norbertas. Aš ten kalbėjau, kad biškį ilgiau pabūsiu. Tai gali pasėdėti. Čia šilta, gera, ne taip kaip pastanamos. Davai, tai tavo palinkėjimas jauniems drifteriams, operatoriams, jaunimui, kuris neturi tikslų ir nori jų. Kad kai keisit dar kas litus eurus, kad neapgautų, nes mane biškį apgavo. Geresnių kursų išsikeičiau, pasirodo ten eurui. Wow. Ačiū, dar kartą plojimai tau ir YouTube įkelsime laidos kaltojimą. Nelabai, aš manau, nebuvo įdomu. Aš teletą bėgu gerai. Davai, čiau. Ačiū tau labai, iki. Mes grįšim po 8 skambučiais. Yes.